bet aš negaliu skaityti. Visi arba kamerjunkeris, arba generolas. Visa, kas geriausia pasaulyje, atitenka kamerjunkeriam arba generolam. Susirandi žmogus skurdų lobį, manai, pasiekti jį ranką, tai ne, nutveria tau. Kamerjunkeris arba generolas. Elniai rautų. Ir aš norėčiau būti generolu. Bet ne tam, kad gaučiau ranką ir panašiai. Bet tam, kad pamatyčiau, kaip jie išdarinės ten visokius poniškus akivokus. O paskui pasakyčiau, kad spjaunant jų savijų. Negalimas daiktas. Niekų kalbos vestuvių neturi būti, kas iš to, kad jis kamerjunkeris, juk tai nieko nedaugiau kaip tik titulas, ne koks nors regimas ar apčiuopiamas daiktas. Juk nuo to, kad jis kamerjunkeris, tai neprisidės jam trečia akis kaktoje. Juk jo nosis negi iš aukso padaryta, ne, bet tokia pat kaip ir mano, kaip ir kiekvieno. Juk jis su ją uosto nevalgo, čiaudais jau nekosti. Aš seniai norėjau ištirti, iš kur visi šitie skirtumai, kodėl aš tituliarinis patarėjas ir kaip tai aš tituliarinis patarėjas, gal aš koks grafas, gal aš koks bajoras, ką, gal aš pats nežinau, kas aš toks esu. Šit pavyzdžiui, imu ir einu aš su generolo munduru. Ant kairė peties man apaliota, ant dešinė peties man apaliota. Ką? A? Ką? Ką tada pasakys mano gražuolė? Ką? Kaip? Ką tada pasakys papa? Mūsų direktorius? Tu masonas. Tu tikras masonas. Aš iš karto pastebėjau, kad tu masonas. Ir apsimeti šio ir tuo. Jeigu paduoda kam ranką, tai taip atkiška taip du pirštus, taip masonas. Kodėl aš tituliarinis patarėjas? Kodėl aš būtent tituliarinis patarėjas? Gruodžio 5. Šiandien visą rytą skaičiau laikraščius. Keisti dalykai darosi Ispanijoje, aš net negalėjau kaip reikiant susigaudyti. Rašo, kad sostas panaikintas ir kad valdančiųjų sluoksnių atstovai atsidūrė sunkioje padėtyje, nežino, ką rengti įpėdiniu. Man tai atrodė labai keista. Kaip gali būti panaikintas sostas? Sako, kažkokia dona tai turi įžengti į sostą. Negali dona įžengti į sostą. Nieku būdu negali. Soste turi būti karalius, bet karaliaus nėra. Negali būti valstybė be karaliaus. Karalius yra, tik kokios nors aplinkybės verčia įslapstytis, o gal yra ir daugiau priežasčių. Gruodžio 8. Jau buvau beeinąs į departamentą, bet įvairios priežastys ir samprotavimai sulaikė mane. Visą laiką man niekaip neišėjo iš galvos Ispanijos reikalai. Prisipažįstu, šitie įvykiai mane taip pritrenkė, taip sukrėtė, jog aš visą dieną negalėjau nieko dirbti. Po pietų buvau nuėjęs į pakalnę, bet nieko pamokančių nepatyriau. Daugiausia gulėjau lovoje ir samprotavau apie tuos Ispanijos reikalus. 2000 metai. Balandžio 43 diena. Ši diena didžiausia iškilmių diena. Ispanija turi karalių. Jis susirado. Tasai karalius aš.
Aš kaip tik šiandien tai sužinojau, prisipažįstu, mane tarsi žaibas nušvietė. Ir kaip aš galėjau galvoti, kad aš esu tituliarinis patarėjas. Kaip man galėjo į galvą ateiti šitą paklaikusi mintis. Bet dabar man viskas taip atskleista. Dabar aš viską matau kaip ant delno. Pirma taip buvo kaip rūku taip aptraukta. Ir visa tai todėl, kad žmonės mano, jog žmogaus smegenys yra jo galvoje. Ne, jas atneša vėjas, taip, nuo Kaspijos jūros pusės. Pirmiausia, kas esu, pasakiau Mavrai. Kai išgirdo, kad prieš ją stovi Ispanijos karalius, tai tik tai Jėzus tik tai pliaukštelio rankom ir vos nenumirė iš baimės. Jin kvaišė niekad nebuvo mačiusi Ispanijos karaliaus. Bet aš ją nuraminau ir maloningai žodžiais pasakiau, kad aš niekiek nepykstu už tai, kad ji blogai valydavo man batus. Ji baisi tamsuolė. Tokiem žmonėms negalima kalbėti apie aukštas materijas. Ji išsigando todėl, kad jos manymu visi Ispanijos karaliai turi būti panašus į Filipą II. Bet aš ją nuraminau ir pasakiau, kad tarp manęs ir Filipo II nėra jokio panašumo, nes aš neturiu nei vieno kapucino. Į departamentą neėjau. Velnėjo nematė. Ne, draugužiai, jūs mane dabar nebeprisiviliosite. Dabar aš nenoriu perrašinėti šlykščių jūsų popiergalių. Kovapkričio 86. Tarp dienos ir nakties. Šiandien pas mane buvo atėjęs didysis egzekutorius pasakyti, kad aš eičiau į departamentą, kad jau 3 savaitės, kaip aš nevaikštau į departamentą. Aš dėl juoko nuėjau į departamentą. Aš žiūrėjau visą kanceliarijos šūnau ir galvojau, viešpatie, kas būtų, jeigu jūs žinotumėt, kas sėdi tarpe jūsų. Prieš mane padėjo popierius, kad aš padaryčiau jų ekstraktą. Aš jų ne pirštų nepaliečiau. Bet man atrodė juokingiausia, kai jie prieš mane padėjo popierius, kad aš pasirašyčiau. Jie manė, kad aš lapo kamputyje taip imsiu ir pasirašysiu. Taip, skiriausi viršininkas, ten toks, ten toks. Kurgi ne. O aš ėmiau visų svarbiausių vietų, kur pasirašo departamento direktorius. Ir pasirašiau. Ferdinandas VIII. Viešpatie, kad jūs matytumėt, kokia pagarbi tyla įsiviešpatavo. Bet aš mosliau ranką ir pasakiau, nereikia jokių pavaldinystės pareiškimų. Ir išėjau. Iš ten aš nuėjau į direktoriaus butą. Liukajaus nenorėjo manęs leisti, aš jam tokį žodį pasakiau, kad jis net rankas nuleido. Aš įsibroviau tualetinį kambarį, jis sėdėjo prie staliuko, pašoko taip, ir atsitraukė nuo manęs. Vis dėlto aš jai nepasakiau, kad aš esu Ispanijos karalius, tik pasakiau, kad jos laukia tokia laimė, kokios jį įsivaizduoti negali. Ir kad kokias pinklės bepintų mūsų priešai, mes vis tiek būsime drauge. Daugiau nieko nepasakiau ir išėjau. O moteris, niekingas padaras. Aš tik dabar perpratau, kas yra moteris. Niekas iki šiol nežinojo. Aš pirmas tai supratau. Niekas iki šiol nežinojo, ką moteris yra įsimylėjusi. Aš pirmas tai supratau. Moteris įsimylėjusi velnę.
Taip. Fizikai kvailystės rašo, kad išeip ir taip ne. Ne, jį myli tik velnę. Žiūrėkite, iš 2 aukšto ložės jį kreipia lornetą. Jūs manote, jinai žiūri tą storulį su žvaigždute? Ne, jinai žiūri į velnę, kuris stovi už jo nugaros ir moja jai iš ten pirštų. Va, ir ji ištekės už jo, va to storulio. Būtinai ištekės. O visi šitie aukšto rango tėvai jų, visi, kurie taip šmirinėja ir landa po caro rūmus ir sakosi esą patriotai mes ir šiokie ir tokie. Ką? Pinigo nori šitie patriotai. Motiną, tėvą, dievą parduotų už pinigus. Garbėtroškos. Judošiai. Ir vis tai garbėtroška. Ir visą tai daro barzdaskutys, kuris gyvena Garochovos gatvė. Aš tiksliai nežinau jo pavardės. Bet yra žinoma, kad jis su kažkokia tai pribuvėja nori visam pasaulyje taip išplatinti mahometybę. Štai dėl ko Prancūzijoje dauguma žmonių jau pripažįsta Mahometo tikėjimą.